Ir dabar aš taip ir noriu pas jūs taip atskleisti paslaptį ir atnešiau vieną lentą. Ir čia labai aiškiai parašiau Kalėdų šventės esmę. Labai aiškiai parašau, kad visi gali tiesiog ir skaityti ir jau viskas aišku. Kai kurie iš jūsų jau viską jau skaito ir supranta, o kitiems kažkaip yra eismų taisyklės arba kas ten nežinau, kas ten gali būti, stalai, kėdėjai, kažkokia ten architektūra, kažkokia keistėja, ne? Bokštai. Čia yra, kai kuriems yra paslaptis, bet aš jums vėliau atskleisiu paslaptį, kaip reikia skaityti, kad paprastai galima suprasti, kas ten yra parašyta. Bet dabar aš noriu jums atskleisti, daugiau kalbėti apie Kalėdų paslaptį. Nes mums visiems yra smalsu išgirsti paslapties atskleidimą. Atskleisti tai reiškia tai, kas iki šiol nebuvo žinoma, paaiškinti, viešinti, parodyti. Ir taip pat dažniausiai mes vartojam žodžių atskleisti, tai yra kas bus ateityje. Pavyzdžiui, atskleisti planus, ką mes ketinam daryti, arba mūsų ateitį atskleisim. Ne? Tai paslaptis dažniausiai ir sako, kas bus ateityje. Ir panašiai su Kalėdų paslaptimi. Ir Kalėdų naktis tikrai yra stebuklinga tuo, kad tą naktį įvyko nepaprastas dalykas Betliejaus apylinkėje. Ir aš noriu skaityti jums iš Švento rašto, iš Luko Evangelijos, iš 2 skyriaus, nuo 8 eilutės. Ten yra parašyta, kas įvyko Kalėdų naktį. Luko Evangelija, 2 skyrius nuo 8 eilutės. Aš manau, labai žinoma vieta. Toje apylinkėje nakvojo laukuose piemenys ir pakaitomis budėdami sergėjo savo bandą. Jiems pasirodė viešpaties angelas ir juos nutvieskė viešpaties šlovės šviesa, jie labai išsigando. Bet angelas jiems tarė: nebijokite, štai aš skelbiu jums gerąją naujieną, kuri bus visai tautai. Kitais žodžiais, angelas čia piemenims sako: klausykit, dabar aš jums didžiulį paslaptį atskleisiu. Jūs sužinosit toj, ką niekas kitas nežino. Jūs galite suprasti esmę. Ir angelas jiems ką pasakė? Toliau skaitom. Šiandien Dovido mieste jums gimė išganytojas, jis yra viešpats Mesijas. Štai jums ženklas, rasite kūdikį suvystytą vystykliais ir paguldytą ėdžiuose. Čia yra paslaptis, išaiškinimas. Džiaugiuosi, nustebau, kad mes taip nereaguojam, kaip ir tie piemenys, kaip reagavo. Jau buvo. Jo, bet iš tikrųjų čia yra tokia gera žinia, kad mes galim ramiai sėdėti ir toliau klausyti, kas ant toliau. O piemenys kaip reagavo? Buvo naktis, nebuvo taip švelniai, kad jūs šiltai čia apsirengęs ir sėdėtumėt šioje salėje ir esat nusiteikę klausyti, kad iš priekį bus pasakyta. Jie tiesiog dirbo savo darbą laukuose ir tai buvo naktis, kai kurie miegojo, kai kurie budėjo ir staiga atsirado šviesa, atsirado angelai, giedojo. Geriau, jeigu mes sekstetas ten giedojom, ar ne? Dar geriau, wow! Ir angelas pasakė tokius žodžius. Ir kaip reagavo piemenys. Pirmas, jie išsigando, bet
antras, ką toliau darė. Toliau skaitom, kai angelai nuo jų pakilo į dangų, piemenys kalbėjo vieni kitiems. Bėkime į Betliejų pažiūrėti, kas ten įvyko, ką viešpats mums paskelbė. Jie sako, jie tiesiog suprato tuos žodžius, ką angelai, arba tas angelas jiems pasakė. Angelas jiems pasakė, gimė išganytojas ir jie sako, wow, čia yra gera naujiena, kur? Betliejų, davai einam. Netgi palieka savo darbą. Jie turėtų saugoti savo kaiminį, ar ne? Paliko. Turėtų budėti. Ne. Paliko, bėgo į Betliejų, nes sako, čia yra bent kas. Čia yra bent kas. Mums reikia iškart atsikelti ir bėgti ten. Mes išgirstam šitą istoriją beveik kiekvienais metais, ar ne? Visada per Kalėdas mes išgirstam, kad piemenys ten buvo laukuse, kad angelas jiems pasakėm, gimė išganytojas, jie bėgo ir visa kita, bet mes liekam sėdėję. Pas mus neveikia tokia džiaugsmas, wow, čia yra bent kas. O kodėl pas mus yra taip? Aš manau, kai kuriems žmonėms yra šitie žodžiai užkoduoti. Jie išgirsta tuos žodžius, bet nepaveikia, kažkaip neužkabina. Dėl ko? Man reikia labai džiaugtis, man reikia dar pirkti dovanų, man reikia dar taip ir viską paruošti ir visą namą nuvalyti ir tiek daug darbų. Ne? Ir dabar yra klausimas, ką piemenys suprato, ką mes nesuprato. Tai aš noriu dabar mums tai palyginti su tą, ką aš jums užsirašau. Kai kuriems tai yra tiesiog mistika. Kas tai yra? Visi tą patį žiūri, visi tą patį mato, bet kai kurie moka skaityti. Kas moka skaityti? Čia moka skaityti. Moka skaityti. O kitiems kažkaip dar nedaina. tą patį mato. Suprantat? Taip pat yra su Kalėdų esmė. Kai kurie tai supranta ir sako, čia yra viskas aišku. O kitiems ne. Ir dabar, kad galit šitą skaityti, šiek tiek reikia pastangos. Ir tam, kad mes suprastum Kalėdų esmę, reikia šiek tiek pastangos ir aš prašau biškį dabar su manim, kaip vadinti, lydėti mane per argumentaciją. Aš noriu jums dabar atskleisti Kalėdų paslaptį. Gerai? Esat pasiruošę? Gerai. Bandom taip va. Gerai. Ką angelas pasakė? Angelas pasakė, gimė išganytojas. Viešpats Mesijas. Gerai. Suprantam. O kas yra išganytojas? Paprastai imant apskritai žiūrint, yra žmogus, ar ne, išganytojas, kuris išgelbsta iš pavojus, iš bėdos, kuris išvaduoja ir išgelbėja skęstantį arba ištraukia iš ugnies. Be gelbėtojo žmogus tikriausiai būtų pražuvęs, paskęstų arba sudegtų, vieni arba kitaip galių gale numirtų. Aha, jau taip supranta. Gerai, jeigu Jėzus Kristus yra išganytojas, jis mus iš bėdos ištraukė, ar ne? Bet klausimas yra toks, iš kokios bėdos? Iš kokios bėdos? Ir angelas jau anksčiau pasakė, aplanko Jozapui, nes Jozapas suprato, kad Marija neščia, ir kaip dar nesam susituokę ir jau laukėsi, aš noriu palikti ją tyliai, ramai ir dingti. Bet angelas jam pasakė, nepergyvenk, Jozapai, viskas tvarkoja, iš Dievo tas vaikelis, ir pasakė dar ką. Gims vaikelis, kuriam tu duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių. Aha, jau suprantam, išgelbėtojas
ištraukia mus iš bėdos ir ta bėda yra nuodėmė. Gerai, suprantam, iš nuodėmės. Bet palauk, kodėl tai yra bėda? Kodėl nuodėmė yra bėda? Nu gerai, negalima, mes suprantam, kas yra nuodėmė šiek tiek, ar ne? Negalime žudyti kitą žmogų. Nuodėmė blogai. Negalime svetimauti. Nuodėmė blogai, ar ne? Negalime vogti. Nuodėmė blogai. Bet tie dalykai yra iš tikrųjų tik nuodėmės vaisiai. Jie išplaukia iš kažko. Ir tada tas žmogus daro blogus darbus. Dabar kalbam apie šaknį. Kokia yra nuodėmės šaknis? Kas tai yra? Kas iš tikrųjų yra nuodėmė? Ne nuodėmės vaisiai. Nuodėmė yra, kai žmogus sako, aš noriu gyventi savo gyvenimą be Dievo. Nu gerai, 2 kart per metus aš galiu vaikščioti į bažnyčią, ne, per Kalėdas ir per Velykas. Bet šiaip tas dievutis ten viršuj, tai gal nesikiša į mano gyvenimą, aš puikiai tvarkau savo gyvenimą, aš esu savo viešpačiu. Ir man nereikia, kad kažkas man įrodinėti, kaip man reikia gyventi, man pasakytų, kaip man sutvarkyti, kaip auklėti vaiką, kaip išleisti pinigus, kokį darbą dirbti, kur gyventi. Aš viskas pats. Aš esu šeimininkas, aš esu viešpats. Ir tegul Dievas būna ten, danguje, rūpinasi kitais, kuriems reikia, bet ne man. Ne manim. Ir tai yra pagrindinė nuodėmė. Žmogus ignoruoja Dievo nurodymus. Ignoruoja, kas tas yra ir ko jis nori iš mūsų. Jiems nerūpi Dievo žodis. Gerai, o kodėl turėtų mums rūpėti Dievo žodis? Kodėl? Nes Dievo žodis labai, pirmiausia, reikia pasakyti, Dievas yra mūsų kūrėjas. Jis sukūrė tave, sukūrė mane. Jis nori, arba jis yra gyvenimo steigėjas. Jis žino, kaip gyvenimas turėtų funkcionuoti. Ir jis puikiai žino, kaip mes tokią pilnatvę galime patirti mūsų gyvenime. Kaip mes prasmingai gyventume. Ir jis sako, žmogelį, gyvenk taip va, vaikeli, taip va, jeigu taip gyvensi, tu gyvensi gerą gyvenimą. Man patinkantį gyvenimą. Bet dažniausiai mes sakom, ne, aš geriau žinau už Dievą. Ir aš taip padarysiu. Ir ignoruoji. Ir Dievas tada sako, klausyk, aš noriu cituoti iš Biblijos, jis sako, būtent tai, kad tu gyveni be kūrėjo, be jo, čia yra nuodėmė ir atpildas, pasiekmė už nuodėmę yra mirtis. Pasiekmė to, kai tu gyveni be Dievo, yra mirtis. Suprantat, jeigu Dievas yra kūrėjas ir jis puikiai žino, kaip vyksta gyvenimas, ką reikia daryti, kad tu gyventum tikrą gerą gyvenimą, tokia laisvė, ir tu ignoruoji šitą, visada pasirinksi tada kitą gyvenimą, nelaisvę. Ir nuodėmė yra šeimininkas. Arba viešpats yra šeimininkas, arba nuodėmė. Ir nuodėmė visada veda žemyn. Traukia žemyn. Ardo šeimą. Ardo, grauna santykius, grauna savo šeimą, grauna tave patį, tavo sveikatą ir tavo aplinkinius. Visada kenčia dėl to. Visada. Gali sakyti, aš laisvas, aš galiu gerti kiek aš noriu, ar ne? Tu pats kenti ir kiti aplink tavęs, tavo šeimos nariai irgi kenčia labai. Ir jūs puikiai žinot, apie ką aš kalbu. Visada traukia žemyn. Bet šitą eilutę sako ir kitą variantą, atpildas už nuodėmę yra mirtis, o Dievo malonės dovana, amžinas gyvenimas Jėzuje Kristuje.
Dievas čia sako, Jėzus yra gyvenimas, jis suteikia gyvenimas, o mirtis ten eina žemyn. Gerai, gali pasakyti, na gerai, mirtinę nuodėmę aš nepadariau, ne? Tai lengvas tai nuodėmės darau, arba tiesiog, gerai, gal aš esu nusidėjėlis, bet kiti daugiau nusidėjėliai negu aš, ar ne, aš geresnis nusidėjėlis. Visada taip galvojam, ar ne, ir aš kartais galvoju taip, žinai. Kalti visada kiti, o ne aš. Bet jeigu tikrinam save ir sakom, gerai, pavydą, neapykanta, blogos mintys. Ar tai yra nuodėmė? Tai yra nuodėmė. Tai nukreipimas nuo Dievo standartų. Čia yra nuodėmė. Ir Biblija labai aiškiai sako, nesvarbu, ar tu daug, arba mažai, ar mirtina, nemirtina nuodėmė padarai. Biblija čia sako, aš cituoju, nėra jokio skirtumo. Nes visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės. Šią Dievo žodį sako, mes visi esam nusidėjėliai. Visi mes esam nusidėjėliai. Oho, čia yra rimta bėda. Kodėl yra rimta bėda, kad esam nusidėjėliai? Nes jis sako, jeigu tu nori patekti į dangų, ten nėra nuodėmės. Dievas yra šventas, šventas, šventas. Ir jeigu tu nori patekti į dangų, tau reikia būti šventas, šventas, šventas. Dabar klausimas tau, ar tu esi šventas, šventas, šventas? Man reikia atsakyti, ne. Ne, nesu. O tai yra bėda. Nes nuodėmės pasekmė yra ne tik, kad aš graunu savo gyvenimą ir aplink mane, bet aš einu į pražūtį, į pragarą. Amžinai toli nuo Dievo. Bet ten nenoriu. Aš nenoriu ten veikti. Aš nenoriu amžinai ten būti pragarė. Aš noriu į dangų, bet kaip aš ten pateksiu. Ir Dievas tai pamato ir sako, klausyk, aš nenoriu, kad visi žmonės ten eitų į pragarą. Aš noriu, kad jie būtų išgelbėti, kad jie būtų kartu su manim amžinai gyvenime danguje. Ir todėl jis sugalvoja planą. Sugalvoja išlaisvinti mus iš nuodėmės. Ir todėl jis sako, aš nusiųsiu savo viengimį sūnų Jėzų ant žemės, kad jis išvaduotų mus iš nuodėmės. Kad jis taptų mūsų išgelbėtoju. Ir būtent tą naktį angelai pasakė, klausykit piemenys, šiandien naktį išganytojas gimė. Ir jie suprato, sako, mes esam pražuvę savo nuodėmėse ir mums reikia bėgti ten, kur Jėzus. Ir jie bėgo pas Jėzų, rado viskas ir pilna džiaugsmu, netgi naktį visi miegojo. Ir beldžiasi ir dingdom ir sako, gelbėtojas gimė šiandien ir visiems papasakojo. Biblijoje ten randam. Nes sako, tai yra tokia gera naujiena, klausykit. Jis yra mūsų Mesijas, mūsų viešpats. Jis yra tas, kuris mus išgelbės iš pražūties. Jis yra tas. Ir Dievas nori mums tai pasakyti, jeigu tu tiki Jėzumi Kristumi ir pripažįsti savo nuodėmes, prašai atleidimo ir pašventai savo visą gyvenimą jam, tada patirsi nuodėmų atleidimą. Jėzus Kristus pats pasakė, kai jis užaugo, kai jis atskleidė tą paslaptį, kaip galima susitaikyti su Dievu, jis sako, žinot, kaip galima susitaikyti su Dievu, jeigu tu tiki mane. Jėzus pasakė, jeigu tu pradėsi tikėti Jėzumi. O ką reiškia tikėti Jėzumi? Tai reiškia, pirmiausia, suprasti, kad jis yra Dievo vaikas, kad jis yra Dievo sūnus, kad jis yra Kristus ir atėjo iš dangaus į žemę tam, kad mes per jį eitume į dangų.
Suprantat, jis atėjo iš dangaus į žemę, kad mes, kurie gyvenam žemė, per jį eitume į dangų. Jis paliko dangų tam, kad jis gali numirti ant kryžiaus ir eiti į pragarą, tam, kad mes galėtume įsigyti arba turėti dangų, kad mes būtum turtingi. Jis paliko viskas ten danguje, ten buvo gražu, ten buvo šventa, jis paliko viskas, tapo kūdikiu. Tam, kad mes ir vieną dieną galėtume ir patekti ten. Jėzus sako, jums reikia šitą suvokti. Jeigu šitą suvoksi, tada tu gali skaityti žodžius. Perkeltime prasme. Tada tu suprasi kalėdų esmę. Jeigu tu sakysi, Jėzus Kristus yra mano gyvenimas, aš eisiu be Jėzus į pražūtį, bet su juo, jeigu jis gyvena mano gyvenimą, jeigu jis yra mano viešpats, ne nuodėmė yra mano viešpats, bet jis yra mano viešpats, tada aš turiu viltį, aš turiu gyvenimą, aš turiu amžiną gyvenimą širdyje. Ir tai aš linku visiems, kad mes taip suprastume. Ir aš noriu dabar jums atskleisti šitą paslaptį ant lentos. Aš padėsiu jums tik uždėti rėmus. Kartais padeda rėmus uždėti tam, kad mes daugiau suvoktume, suprastume. Aš tik uždėdu rėmus, gerai? Taip va. Ir taip. Dabar galit skaityti? Nojau, ar moka skaityti? Kas ten parašyta? Žiūrėk į baltą. Jėzaus gimimas. Va, Nojus gali skaityti. Ar visi kiti irgi dabar gali skaityti? Ar visiems dabar aišku, kas čia yra? Dar kažkam neaišku? Dar? Čia yra je, ar ne? Je, z, o, u, s. Suprantat dabar, kaip reikia skaityti? Dabar nušvinčia, ne? G, I, mimas. Taip. Kalėdų esmė yra Jėzus gimimas. Suprantat, aš daug nedėjau, aš tik rėmus uždėjau ir jūs mokat skaityti. Tai yra svarbiausia, kad mes suprastume kalėdų esmę. Ir jeigu vieną kartą būtent Choricki jau žino šitą, jau pamatė, ir kai nėra rėmų, vis tiek mato, vis tiek supranta. Nes vieną kartą, kai suvoki, kaip reikia skaityti, visada aš tu skaitai. Jeigu vieną kartą suvoki, kaip tikėjimas tau duoda amžiną gyvenimą ir tu tai priimi, tau yra viskas aišku, viskas suprantama. Kodėl Jėzus Kristus mirė? Tu pilna džiaugsmu gali švęsti kalėdos ne dėl to, kad tu gausi dovaną, ne dėl to, kad visi taip daro, ne dėl to, kad kažkas ten mirksia ir kažkas ten skamba, bet dėl to, kad tavo širdyje yra Jėzus Kristus ir tu esi išgelbėtas. Ir aš nežinau, kaip tau dabar šitie žodžiai skamba, bet aš labai norėčiau, kad tu šiandien suprastume kalėdų esmę. Jėzus Kristus gimė. Jėzus Kristus yra išgelbėtojas ir jis nori tave išgelbėti. Tu gali būti šiandien patirti, ką mes giedojame. Dievo viešpaties dvasia duoda laisvę, duoda išlaisvinimą, duoda tikrą gyvenimą. Ir tu gali šiandien šitą patirti. Tu gali šiandien priimti Jėzų į savo širdį ir pasakyti, Dieve, kaip aš šiandien, kaip iki šiol gyvenau, atleisk, kad gyvenau nuo pusiau su tavim. Ir šiek tiek su tavim, ir šiek tiek sau, bet aš noriu dabar visiškai su tavim gyventi.
Klausykit, Dievas neatims iš tavęs gyvenimas ir tu esi įkalintas iš kažkokios rėmos. Bet jis duoda laisvę, jis duoda gyvenimo pilnatvę. Ir tu gali šiandien jam pavesti visą savo gyvenimą ir pasakyti, tu būk mano viešpats. Tu būk mano viešpats. Ir aš suprantu dabar esmę. Aš esu pražuvęs be tavęs, bet su tavim aš turiu gyvenimą jau šiandien, jau dabar šio žemė ir amžinybė, aš turiu viltį. Aš labai tikiuosi, kad jūs daugiau supratot kalėdų esmę. Jeigu dar yra klausimų, dar kažkam reikia dar nupiešti labai aiškiai kiekvieną žodį, perkeltimą prasme apie Jėzų. Po pamaldų aš galiu dar kartą su jumis kalbėti, jeigu dar yra klausimų, bet man yra labai svarbu, kad per šias kalėdas, kad jūs galėtumėte tikrai švęsti kalėdas širdyje, kad jūs suprantat, ką tai reiškia, ir kad jūs, kaip piemenys, galite sakyti, jo, čia yra gera žinia, čia yra džiaugsmas, džiaugsmas širdyje. Ir aš noriu pasimelsti už jūs, už mus ir kviečiu atsistoti.